Vienas smūgis, antras, trečias. Kažin kiek gali atlaikyti žmogus. Jo labiau jaunas ir gražus, kuriam atrodytų tik gyvenk ir džiaukis. Gražuolė Jovitai, kurios nuotrauka papuoštų ne vieno žurnalo viršelį, dar tik 21. Tačiau jaunai moteriai tuštybė mažiausiai rūpi. Jos galvoje sukasi kur kas žemiškesnės mintis. Kaip išgyventi? Ligota dukrelė, prasigėrusi motina, dar besimokančios sesės, sveikatą praradęs tėtis, dieną naktį aplink sudegusius namus besiblaškantis senelis. Jovita visų jų ramstis. Po namus nusiaubusios sprogimo šeima rado prieglobstį jos išnuomotame bute. Nuvažiavęs į Želsvėlę pasikeičiau balioną, parsivežiau namo, pasijungė ir išmušė balionų kraną. Ir per tą balionų kraną gavosi sprogimas ir viskas, kaip sako, tai aš paskui nupjoviau tą šlangutę, va jau prie reduktoriaus neėjau atsukt jį, tai aš nupjoviau šlangutę ir jau laukant aš į pilną balioną negalėjau nešt, nes kadangi liepsna ir jeigu aš jį būčiau traukęs, tai būtų susijunėtų, jau būtų buvęs sprogimas. Tai aš jį niekaip jau kitaip negalėjau paleisti, tai aš jį išmečiau per virtuvės langą. Ir mesdamas, kada jisai degė liepsna, tai apdegė veidas ir rankos. Šalia gyvena mano sesių klasiokė. Šalia prie pat namų. Jinai man paskambino ir pasakė, kad va čia pas tave atsitiko nelaimė, sprogo namas, atvažiuokit čia, nežinau, tėvukas atrodo su tėčiu vaikšto, viskas normaliai. Tai aš, mano uošviai, vyro brolis su drauge, visi nuvažiavom į tą buktą ir pamatėm tą vaizdą, kraupų vaizdą. Ir tėtis apdegė. Buvo apdegęs jisai, išėjęs tik ant baltinių, žiema šalta, vakaras. Ant baltinių, kaip sakant, basas. Mano greitukė buvo atvažiavus, apvarstė tas rankas. Jis nesutiko važiuoti į tą ligoninę, nežinau, gal bijojo kažkokia, kaip sakant, paveiktas to viso šoko, drebėjo, tai biškai nusišnekėjo, kaip sakant. Sunku buvo, žinot, ten tas kaip gaisras tik virtuvė, tik kokis tik apdegė, to gaisro, kaip sakant, ir nebuvo. Tas sprogimas visas tai gal išgąsdino, kad jiems sunku buvo, visas drebėjo, gana ilgai. O senelis ten? Senelis taip, jis būna dabar pas kaimynkas, pas mus niekur nevažiuoja, kiek žinau, vaikščioja, jis ten aplink tą namą kiekvieną dieną grįžta, pasišyla, nieko nevalgo, kiek žinau, aš jam nuvežus irgi nevalgo. Aplink tą namą vaikščioja kiek dieną naktį, pavaikščioja, sako, grįžta kokią pirmą naktį, sako, paguli, pasišyla, visas kojas nušalės, vaikšto jis aplink tą namą, rankos irgi apšalė, visas kosti, sako, sunku, čia, sako, tų vatukių savo nenusirengia. Tuos draužius ir pasilikęs vaikšto, visas permirkės grįžta, nenusirengė, sėdi ten, pas tą kaimynką. Jam dar, kaip sakant, yra skaudu, pripratęs visą gyvenimą tie gyvenęs. Sako, kad visas žaizdas geriausiai užgydo laikas. Tačiau matyt, jo dar praėjo per mažai. Net nudegimą ant rankų neužgijo. O širdį graužia nuolatinis skausmas ir klausimas, kaip atstatyti namus. O bendruomenė ar prisidės ko nors? Be abejo prisidės. Kiek žinau, gyventojai, Buktos kaimo gyventojai renka lėšas ir be abejo parems, nežinau kiek dar surinkta. Ir manau, kad ir kaimo bendruomenė, ne tik pavieniai gyventojai, bet ir kaimo bendruomenė, kuri yra susikūrusi Buktos gyvenvietėje, aš manau, kad irgi prisidės prie to. Jovita sako, kad jie labai dėkingi visiems panorusiems padėti. Tačiau akivaizdu, kad šių lėšų nameliui atstatyti nepakaks. O paimti pinigų nėra iš kur. Baisu net pasakyti, bet šiuo metu jų šeimoje nėra nei vieno dirbančio žmogaus. Prieš porą mėnesių paskutinis darbo neteko Jovitos vyras. Pasiraitojęs rankovės į statybas pasirengė skipti Arvydas, Jovitos tėtis. Tačiau jo galimybės labai ribotos. Po avarijos, kurią patyrė prieš 7 metus, vyras visai nebeturi jėgų. Aš kaip ne savo pusėje, mašiną stabdydamas iš darbo ir jį vairuot, kaip iš priekio atvažiavo mašina ir apakino, jis manęs nepastebėjo. Už tai nukirto mane. Per mašiną perlėkiau, dar 7 metrus orų lėkiau, laukuose rado.
Ir komoj buvot pradžioje? 7 paras buvau komoj. Buvau išnaryta iš klubų, galva trūkus. Ir ta reabilitacija buvo labai ilga. 6 mėnesius. Paskui operacija, tai dar rinko nervus ten. Bet ne visus atrinko tuos nervus, kiti jau buvo priaugę prie raumenų ir kiek ėjo, tiek surinko. Arvydas atleido jį partrenkusiam žmogui. Kas iš to, kad pyksiu, sako jis. Man sveikatos nebesugražinsi, argi bus geriau, kad ir jam gyvenimą sugadinsiu. Nepyksta vyras ir ant skausmą po avarijos kito glėbyje ir stiklelėje pradėjusio skandinti žmonos. Ką padarysiu? Ne visų vienodas likimas būna. Ir ne visų vienodas nervų stiprumas būna. Ir tada jum pusiau sveikam, sakykim taip, nelabai sveikam teko ne tik savimi bandyti rūpintis, bet ir dukromis. Taip. Iš invalidumo pensijos turėjau rūpintis savimi ir dar mergaitė. Labai sunku būna. Ir mokesčiai pačiams mokyti, ir pačiam viskų rūpytis, ir mergaitėm duoti